Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Sveiki, brangus klausytojai, kaip smagu su jumis susitikti naujųjų metų išvakarėse. Ir iš tikrųjų daugelis galvoja, praeis seni metai, nuo sausio 1 nebedarysiu to, nebedarysiu ano, nebedarysiu trečio. Ir tie pasikeitimai, jie būtini mūsų gyvenime. Žinoma, nebūtina laukti naujųjų metų, kad pradėti keistis, bet jeigu jau taip nusprendėte, kad nuo sausio 1 pradėsite kažką daryti kitaip, tebūnie pagal jūsų tikėjimą. Na, o šiandien mūsų studijoje yra labai įdomus svečias, tai yra Nerijus Driulė, kuris rašo eiles ir jo gyvenimas kadaise susiklostė taip tragiškai, bet vieną dieną jis atrado tą vilties spindulėlį ir tas spindulėlis pakeitė visą jo gyvenimą. Labas vakaras, Nerijau. Labas vakaras. Nerijau, Dievas į tavo širdį įdėjęs tokį talentą rašyti eiles. Ir aš manau, gal mes ir pradėkime šią laidą nuo vieno tavo eilėraščio, kuris parodytų, kokiagi buvo ta praeitis. Mes apkalbėsime šitą dalyką, turbūt pradėdami apskritai apie žmonių gyvenimą, kuris prasideda nežinomybėj, prasideda tokiam laikotarpiui, kai žmogus eina kaip aklas, apgraibom visur. Pas mane irgi tas pats buvo. Visus tos išgyvenimus viską sudedu į žodžius, į eiles. Visą tai ateina iš Dievo, noriu tai perduoti žmonėms. Pirmas mūsų eilėraštis šiandien būtų būtent apie tai. Padėkok už plakimą širdies, vadinasi taip. Per gyvenimą skubame lekiam, nematydami daug ko svarbaus. Daug atidžiai į šalį patraukiam, tartum kliūtį nuo kelio painaus. Nesustodami bėgam ir to laiko atrodo nėra. Kol pavargę išsekę suklumpam, netikėtai užklumpa bėda. Tada klausiam, kodėl, kas nutiko, kas taip skaudžiai parkurbliai mane, kodėl to, ko siekiau, jau neliko, kodėl viskas sugriuvo staiga. Reiškia bėgai, skubėjai be Dievo, nedėkojai už tai, ką turi, pagailėjai žingsnelio nors vieno, pasėdėti, pabūti pas jį. Dievas akmenis traukė nuo kelio, nuo to kelio, kur bėgai, lėkiai, nematei tu darbų visagalio. Akmuo liko ir tu suklupai. Suklupai, kad regėtum, išgirstum, koks pasaulis tau duotas gražus, kad savasias vertybės ištirtum, kad suprastum, tu Dievui brangus. Tad paskviesk į širdį aukščiausią, į gyvenimą savo pakviesk. Dievo meilė pati nuostabiausia, padėkok už plakimą širdies. Iš tikrųjų verta viešpačiui padėkoti už plakimą širdies, kad jis mums suteikė gyvybę. Nerijau, gyvenimas be viešpaties. Iki to laiko, kol tu jį atradai. Koks jisai buvo? Gal pradėkime nuo vaikystės. Viskas prasidėjo kaip ir įprastai, kaip ir atrodo dauguma žmonių. Augau katalikiškoje šeimoje, nieko neįsiskiriant į gyvenimą nuo daugumo žmonių. Bet nutiko taip, kad 6 mėnesių amžiaus dar kūdikystėje visai persirgau klausomų nervų uždegimu. Tas įtakojo mano apkurtimą kairę ausimi. Tas periodas vaikystės pačios buvo netoks ir tragiškas, netoks baisus, nes dešinę ausimi girdėjau tikrai labai gerai. Kai kas kart darydavo gydytojų audiogramas, tikrindami klausą, ar jinai nesilpsta daugiau, dešinę ausimi girdėjau vos netobulai. Nes skirdavo mono nuo stereo garsą, ką jie sakydavo neįmanoma, bet skirdavo. Taip ir augau, mokykloje būdavo klasiokai pasako kažką, tai pašnibžda nuo galo klasės viską girdžiu, kas pasakyta. Klasės draugai nežinojo, kad aš negirdžiu vieną ausimi, nors mokytojai žinojo iš tėvų pokalbių, nes pokalbis būdavo toks, kad reikia sodyti arčiau, reiškia mokytų, kad girdėtų viską, nors aš girdėjau ir iš galų. Tai va taip ir augom. Ar vaikystėje jautei kompleksą dėl to, kad negirdi vieną ausimi? Aš to galėčiau sakyti, tikrai nejaučiau, nes niekada nebuvo tokios minties, kad aš neprigirdžiu blogiau, ta prasme negirdžiu blogiau negu kad visi. Viskas buvo idealiai, viskas gerai. O kaip toliau klostėsi gyvenimas? Kas vyko tavo paauglystėje?
paauglystėje būdamas, galima sakyti, dar iš vaikystės jaučiau begalinį norą tapti muzikantu. Tai nebuvo kažkoks tai siekis, kad tapti estrados ten žvaigždė ir panašiai, bet tiesiog norėjau muzikuoti, labai patiko vestuvinės rytis ir eiti per vestuvės grot. Va tai labai man visą laiką buvo kaip svajonė. Ir būdavau seku kažkur tai papuolam vestuvę, kur gyvai muzikantai groja, būdavau seku kiekvieną instrumentą, kaip kas valdo, man būdavo įdomus tie garsai ir viskas. Ir atėjo toks periodas, kada pajaučiau begalinį norą pats išmokti grot. Truputis po trupučio praėjo metai, padedant žmogų, kuris buvo daug pasiekęs toj srity, po metų laiko išėjau į pirmą vestuvę grot. Irgi tik tai tas, kad jam buvau pasakęs, kad aš negirdžiu, kai viena ausimi, bet pats būtų nesupratęs. Supratau. Ir kaip tas vestuvių muzikanto gyvenimas? Jisai linksmas turbūt. Buvo tikrai įdomu ir kaip jaunam žmogui vaikinui ir pakankamas darbas uždirbamas gerai. Viskas buvo tikrai puiku. Tam darbui atidaviau daug savęs. Tiesiog tai buvo mano hobis, mano svajonė, kuri buvo įsipildžius ir aš buvau labai laimingas tai dirbdamas. Bet vieną dieną tas darbas pasibaigė. Taip įvyko. Ir kaip tai nutiko? Važiuojant vieną vėlų vakarą su motociklu, jau buvo tamsu, netol vidurnaktis, ir iš šalutinio kelio kaime išvažiavo žmogus su rusišku VAZ visureigiu, be šviesų, ir aš neturėjau galimybės jau sustoti. Ir iš visų jėgų trenkiausi, greitis nebuvo didelis, niekada nemėgau lakstyti, bet ir užteko to, koks buvo. Reiškia, nusviestas į griovį, pragulėjau kelias valandas, kol mane rado atsitiktinai einantis netoli gyvenantis žmogus. O tas žmogus, kuris numušė su mašina, nuvažiavo su savo linksma kompanija savais keliais, net nepasižiūrėjęs, ar aš gyvas, ar man nereikia pagalbos. Ir kokios pasiekmės tos avarijos buvo? Pasiekmės pajaučiau po kurio laiko, stipriai apsilpo klausa, o dar po kelių dienų iš viso pradingo. Negirdėjau jokio garso, nieko, apart vibraciją. Laikui bėgant jaučiau, pavyzdžiui, tokius dalykus, kaip kambarį kas nors tamsoje įeitų ar duris atidarytų. Girdėti negirdžiu, bet jaučiu. Va taip, po biškelį jau viskas į priekį. Bet kas baisiausia, kad to periodu buvo baisus ūžimas galvoj. Nieko negirdi, bet ūžė dieną naktį. Tai buvo labai baisu. Kaip pavyzdį vis sakydavau, kad, pavyzdžiui, jeigu yra televizoriaus garsas ar ten kokio dulkių siurblio dirbančio, tu gali paimti išjungti, tau garsas prapuola, tu turi galimybę tai nutildyti. O kas pas mane vyko galvoje, neturėjau jokių šansų tai padaryti. Ir poilsio normalaus nebuvo ir apskritai tai įtampa, viskas norėjai girdėti, bet... Galima tai būtų įvardinti kaip toksai tylos kalėjimas, kuriame vyksta kankinimas triukšmu. Taip, būtent taip. Iš tikrųjų siaubinga situacija, bet aš žinau, kad Dievui nėra neįmanomų dalykų ir vieną dieną tai pasikeitė. Bet apie tai mes pakalbėsime jau po šios giesmės. Todėl, brangus klausytojai, likite su radijo stotimi XFM.
XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Naujųjų metų išvakarėse grįžtame į radio stoties XFM studiją ir šiandieną laidoje Iš mirties į gyvenimą bendraujame su Nerijumi. Nerijau, prieš šią giesmę pasakoji apie tą klaikę būseną, kuomet tu esi įkalintas tylos kalėjime, nieko negirdi, tik tai triukšmas, kurio negali išjungti. Kaip toliau tęsiasi tavo gyvenimas? Gyvenimas tęsis toliau, aišku, buvo klaikus periodas, bet negalėjau nieko pakeisti. Praėjo kažkiek laiko, atėjo mintis tokios, kad aš turiu išeiti iš čia, nes buvo nepakeliama iš tikrųjų ta būsena viskas. Tuo metu atėjo galvon ir eilės. Rašiau eilės apie išėjimą, apie mirtį, su atsiprašymais tuose žodžiuose, kad reiškia, man jau čia gana tų sielvartų ir viskų noriu išeiti. Taip, tuo momentu galvojau, kad viena išeitis. Turėjau dar vieną sveiką motociklą ir su juo buvau sumastęs įsibėgėti ir trenktis į pakeliais medžius. Tada nepagavojau, kad galbūt tai nebūtų išėjimas, o būtų invalidas iš visam gyvenimu. Apie tai negalvojau. Ir nuo to sustabdė mano žmona. Kiek metų tau tuo metu buvo? Apie 17-18. Galbūt ir 19, tada sunku pasakyti tą laikotarpį tiksliai. Skaitykim 19 metų, tai būtų tikriausias laikas. Ir kiek laiko maždaug tokiam košmarė tu prabuvai? Apie porą metų? Tas košmaras tekėsi, ko įtikėjo. Bet šiaip tai apie porą metų. Porą, 3 metus kažkur tai buvo tikrai labai sunku. Gerai, grįžtame. Nerijau, mintis apie savižudybę, kažkokie tokie apmąstymai, kad sėsti ant motociklo, važiuoti ir prisiploti, bet tave sustabdo. Ir tu persigalvoji, vis tik nusprendi šitas mintis padėti į šalį, ar kaip? Paprasčiausiai, tai ačiū po šią dieną ir Dievui ir mano mylimai žmonai. Jinai tiesiog griežtai priėmė mane prie sienos ir sako, tu negali tai padaryti, tu negali mūsų palikti, taip negali pasielgti. Man jau žodžiai suvirpino širdį ir pradėjau mąstyti kitaip. Ir ačiū Dievui, po kurio laiko klausa kažkiek tai atsistatė, bet tai buvo labai nedaug. Nedidelis pokytis. Svarbiausia, kad man nustojo ūžimas galvoj, neužė daugiau. Aišku, klausa svyravo, tai bangavimas, tai geriau, tai blogiau, bet nebuvo taip, kaip jau prieš avariją, nebuvo prieš tą visą įvykį. Ir tokioj būsenoje tu gyveni ir ką tu veikėjai, ką tu galėjai dirbti, kokius darbus galėjai dirbti su tokia silpna klausa? Ilgainiui ta klausa kažkiek atsigavo, kad aš galėjau kažką tai dirbti. Įsidarbinau vienu ar kitur, darbo buvo nedaug, bet būdavo patikė manim žmonės, kad aš galiu dirbti ir dirbau. Tai nebuvo kažkokios tai išskirtinės darbo vietos, bet grėbiausi visko, kad išlaikyčiau šeimą, nes tokiu būsenu nelabai kas norėjo priimti darbą. Tai atsidėdavau, visą save atiduodavau tam darbui, kad žmogui būtų gerai, pas kurį aš dirbu ir aš pasilikčiau patenkintas. Turėjau viltį visada, kad bus geriau. Nuostabu, kad pas tave buvo viltis, kad bus geriau. Ir ta viltis tave atvedė iki išgelbėjimo žinios. Kaip įvyko taip, kad tu įtikėjai? Čia ilga istorija. Galiu paminėti savo žmonelę, nes jinai daug pradėjo ieškoti, kas vyksta mūsų gyvenime. Nes mano ne vieno buvo problema šeimoje. Gimė dukra, sveika, laiminga, viskas buvo gerai. Paskui po kurio laiko praradom kūdikį, buvo toks gyvenimas. Ir jau kaip atrodė, vėl atsistojam ant kojų, vėl stiprėjam, gimė sūnelė su negale. Tai irgi mus, sakyčiau, turėjau sužlugdyti. Bet kaip sako, kas tavęs nepargriauna, tas padaro stipresnio.
Va ir mes stojom po biskelį ant kojų, viskas buvo kaip ir jau gerai. Dar tada po kurio laiko susilpnėjau klausa vėl. Tada kreipiausi į medikus, kad turėčiau klausos aparatą, kuris man grąžintų garsus, kurių trūksta, kad galėčiau normaliai gyventi. Va, tai palengvino daug mano gyvenimą ir atsirado ir darbas normalesnis ir viskas klostėsi daug geriau. Bet visą tai per žmoną, jinai ieškojo kelių, kas čia, kodėl vyksta, nes niekada nieko nebūna be priežasties, tai supratom. Va, kodėl tai vyksta ir pamatėm, kad kito kelio nėra išsigelbėjimo, tik Dievas. Pats niekaip neišsikapstysi. Ir pakvietėt vieną dieną Viešpatį į savo širdis ir į savo gyvenimą. Nu, buvo taip. Sužinojom, kad vyksta krikščionių susirinkimai ir buvo toks tikrai įdomus periodas. Dabar juokiasi, matai, per Simonas. Į pirmą krikščionių susirinkimą atvedė žmona. Sėdžiu, rankas sukryžiavęs ant krūtinės ir galvoju, ką čia veikiau. Visi linksmi, patenkinti, rankas iškėlė gėdą, bet problemam buvo ne manyje. Ne juose, bet manyje. Aš nesupratau, ką žmonės jaučia širdį, kas vyksta jų širdelėse, kas vyksta jų gyvenime. Man tai buvo svetima, aš galvojau, kur aš papuoliau. Ir tuo momentu atėjo tokia mintis, kaip pasaulyje vyksta tokios kalbos, kad, sakau, sekta ir panašiai, susirinkę sektantai. Aš irgi galvojau, sėdžiu ir galvoju, čia iš tikrųjų taip yra, aš papuoliau į sektą. Nu, praėjo tas momentas, grįžom namo, iš tikrųjų jaučiausi įdomiai. Bet galiu pasakyti, kad po to įvykio, kaip mes ten buvom, po to susirinkimo, pajaučiau ilgesį samtam. Kada visai nepažįstamas žmogus ateina, tave apkabina, tu niekada gyvenime nepamatei ir gal daugiau nepamatysi, bet jis tave apkabina kaip brolį. Jis tave apkabina taip šiltai, kad atrodo, tu jam esi brangiausias iš visų. Ir tas mane labai sujaudino, to norėjau dar kartą patirti. Ir papuolėm dar kartą į tuos susirinkimus, Dievas atėjo į mano gyvenimą. Aš manau, kad būtent tada Viešpats pasodino tą tikrą grūdelį į mano širdį, tikėjimo grūdą, kuris skleidėsi ir pražydo. Ir dabar galiu pasakyti, kad gyvenu visai kitokį gyvenimą, esu visai kitas žmogus. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Nerijau, paskaityk dar kokį nors savo eilėraštį, kuris parodytų tą tavo vidinį pasaulį, atskleistų tuos nuostabius dalykus, kuriuos Viešpats yra įdėjęs į tavo širdį. Galim pabandyti. Eilėraštis būtų su pavadinimu Aš noriu kilti. Aš noriu kilti, nenoriu kristi. Aš noriu būti geresnis nei buvau. Ir nesiekiu aš angelų paversti. Bet aš gyvenimą parskirsiu, Dieve, tau. Kada man ašarose akis kendo, tu glaustai ir buvai šalia. Ir gydėjai, kad neliktų sielų ir rando, kad pasiliktų tik tai tavo meilė tobula. Kada aš skaudžiai suklupau, kada gyvenimas atrodė ir kančia, už ko kabintis, ką pašaukti, nemačiau, nes nežinojau, kad sutik tave man lemta. Tu atėjai ir pasakei tada, sūnau, neišsigąsk, aš čia. Ir ištiesėjai man ranką, kad pakelčiau iš kančios. Dabar žinau, kad tavo meilė amžinai mane globos. Iš tikrųjų, Viešpaties meilė kiekvieną iš mūsų globoja amžinai. Ir pasiklausykime dabar giesmės apie Dievo meilę, po kurios grįšime ir pratęsime mūsų įdomų pokalbį su Nerijumi. Nieks neišskirs, net jei bėgčiau nuo tavęs, tavo meilė amžina. Žinau, vis darau klaidas, nuplovė nuodėmes visas manas, tavo meilė amžina. Išlieki toks pats per amžius, tavo meilė išlieka, galbūt naktis tamsi, bet rytas teikia džiaugsmo. Ir kai jūrose audra,
Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Grįžtame į radio stoties XFM studiją ir naujųjų metų išvakarėse su Nerijumi kalbame apie tai, kaip viešpats atėjo į jo gyvenimą. Nerijau, Dievas atėjo ir pripildė tave savąją meilę. Ir tu pradėjai rašyti eiles ir negali sustoti. Pasidalink dar kokiu eilėraščiu apie jo meilę. Pasidalinsim. Eilėraštis vadintųsi Jėzus mano uola. Jėzus mano uola. Aš saugus jo tvirtybės pavėsį ir plaukiu Dievo meilės upe. Jos krantai ir šlaitai čia gėlėti. Gera būti, gyventi žmogum, gera juoktis, šypsotis, mylėti. Po palaimintų tėvo dangum, Jėzaus meilę širdyje turėti. Aš žinau, kad jis myli mane. Aš jaučiu, kad esu reikalingas. Aš visatos dalelė maža, bet kūrėjui esu ypatingas. Ir kiekvienas mes esam tokie, mylimi ir globojami Dievo. Tik nekietinkim savo širdies, juk už mus Jėzus tiek iškentėjo. Kelk akis į dangų ir rankas, paprašyk, kad atleistų, kur klydai. Aš žinau, Dievas tave supras, Jėzus žaizdos juk viską išgydo. Jėzus mano ir tavo uola. Jėzaus meilė bekraštė galinga. Nedvejok, nes jo meilė tikra. Jis kentėjo, kad būtum laimingas. Ir žydės džiaugsmo upės krantai, apkabinsime brolį kiekvieną, juk visi esam Dievo vaikai, lai jo meilė mus lydi kasdieną. Wow, iš tikrųjų Dievo meilė tegul lydi kiekvieną dieną. Nerijau, ir gyvenant tą naują gyvenimą, krikščionišką gyvenimą, ką viešpats tave moko, kuo tu gyveni šiandien? Mano gyvenimas pasikeitęs iš esmės, pasikeitė vertybės, mąstymas. Stengiuosi būti išties geresnis nei buvau. Stengiuosi eiti taip, kaip Dievas mokė. Kaip jo sūnus sakė, kad reikia būti teisingam, tobulam, kad būti gailestingam, suprasti kitą žmogų. Tai stengiuosi daryti. Ir kaip sekasi? Galiu pasakyti, kad išties neblogai. Išties neblogai viskas ir darbė sekasi, ir šeimoje sekasi, visur jaučiu jo palaikymą. Iš tikrųjų tikrai geras periodas, niekada nemaniau, kad taip gali būti toks ryšys stiprus su Dievu. Ir ypatingai tai pajaučiau pačiu pirmu momentu po tų atsivertimo, kaip pradėjau melstis. Ne taip, kaip žirnius į sieną berdamas katalikų bažnyčių anksčiau, katalikų tikėjime. Krikščionybė viskas kitaip. Dievą jauti visą savo esybę. Viskas yra tikra, nesuvaidinta. Ir tos maldos savai žodžiais, kada kreipiesi į jį, jauti, kad jis sėdi šalia ir klausosi. Šypsosi ir klausosi tavęs. Jeigu ateina sunkus periodas, tikrai jaučiu, kad jis yra šalia, kad jis manęs nepaliks. Aišku, būna visokių minčių, jau čia man tai sunku, jau dabar nepraeisiu, bet praveda. Tik reikia melstis, reikia tikėti. Mano gyvenimas pasikeitė visiškai. Atradus Dievą pasikeitė net pažįstamai nuo to laikotarpio, koks aš buvau anksčiau. Tai nesulyginama. Tiek potyriai, tiek viskas. Patyriau labai daug visko. Apskritai, kai buvo išbandymų virtinimų po atsivertimo, sapnavau sapną. Po šią dieną negalėjau pamiršti. Reiškia, sapnuoju 7 velnius kabinoje sunkvežimiu ir aš sėdžiu per vidurį. Visi turi vairus, o aš ne. Ir paskui tik tai po kurio laiko supratau, kodėl būtent jie turi jau vairus, o aš ne. Praėjau kiek laiko, prasidėjo mano išbandymai. Ir juos suskaičiavau būtent 7. Kai buvo 7 velniai, tada sapne, tai per 7 išbandymai. Purtė tikrai stipriai, buvo visko. Net vienu tarpu sakiau žmonai, sakau, žinok, jis mane užmuš. Buvo tokių momentų, sakiau, viskas, nes atakau tikrai. Tada prisiminiau vieną vietą iš švento rašto, kad nebijok, aš visada su tavimi. Nenusigask. Tai man teikia stiprybės. Ir tą periodą išgyvenau. O kai viską išgyvenau, šėtonas pamatė, kad aš nebijau matyti. Ir viskas atsitraukė. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui.
Iš tikrųjų viešpats nuostabus ir jisai suteikia stiprybės ir padeda praeiti net ir pro tą mirties šešėlio slėnį. Kai mes praeiname pro tokius slėnius, pro tokias situacijas, mes tampame daug stipresni. Ir aš matau šiandieną Nerijau tavo šviečiantį veidą ir suvokiu, kad tas tylos kalėjimas, kuriam buvai užrakintas, jisai iš tikrųjų buvo ne tik fizinis tylos kalėjimas, bet visų pirma buvo dvasinis tylos kalėjimas. Lygiai taip pat kaip ir apaštalas Paulius, dar būdamas Sauliumi, jis galvoja, kad viską žino, viską supranta, viską mato, kad turi įžvalgas, turi visą žinojimą, bet vieną dieną jisai apako ir 3 dienas buvo aklas. Bet kai Ananijas uždėjo ant jo rankas, tarytum žvinai nukrito nuo jo ir jisai praregėjo. Jisai praregėjo ir pradėjo kalbėti. Lygiai taip ir tu, Nerijau, pradėjai girdėti dvasinius dalykus, dvasinės paslaptis, kurias viešpats kalba į tavo širdį. Ir tuomet, kai tu jas girdi, tu kalbi ir pasakoji kitiems. Nerijau, gal paskaityk dar vieną eilėraštį iš savo kūrybos, kad šį nuostabų naujametinį vakarą mes galėtume pasidžiaugti tomis dovanomis, kuriomis viešpats yra tave apdovanojęs. Ar tu jauti tą neapsakomą ramybę, tą mielą jaudulį, kad esam mylimi, kasdien mus lydinčią viešpaties galybę ir Dievo rūpestį manim ir tavimi? Ar tu jauti jo meilę begalinę, kad ypatingas jam tikrai esi ir iš tamsos, iš snaudulio nubudę mes esam dangiškojo tėvų paliesti? Nebus pilnatvės, laimės ir ramybės, tik rutina kasdieniam bėgime, jei neprašysi iš dangaus stiprybės, jei neturėsi Jėzaus širdyje. Dar nevėlo, dar tu turi galimybę, juk ypatingas Dievui tu esi. Visi mes buvome mažiau, daugiau suklydę, per Jėzų Kristų tapome laisvi. Tu naujas, atgaivintas ir švarus, štai tokio tavęs tėvas seniai laukia. Tikėk, esi jam ypatingas ir svarbus, tau dangiškojo tėvo meilė begalinį. Iš tikrųjų, brangus klausytojų, tu esi ypatingas mūsų dangiškajam tėvui. Ir žinau, kad dangiškasis tėvas atidavė savo sūnų Jėzų, kad tavo visos nuodėmės būtų atleistos. Ir jeigu nori naujus metus pradėti iš tikrųjų naujai ir matai, kad tavo viduje dar kažko trūksta, pasikviesk Jėzų į savo širdį, pasikviesk Jėzų į savo gyvenimą ir tie naujieji metai tikrai bus nauji, nes tuomet, kai mes pakviečiame Kristų į savo širdį, mes tampame naujais žmonėmis, naujais kūriniais. Ir visa, kas sena, praeina. Visi seni dalykai praeina ir Dievas atveria naują gyvenimo etapą. Gyvenimą Kristuje Jėzuje. Ir apie šį gyvenimo etapą mes pakalbėsime daugiau po šios giesmės. Todėl likite su radijo stotimi XFM. Tik Kristuje mano viltis, mano jėga ir šviesa, tai pamatas, tvirta uola, kurios neįveiks jokia audra. Kokia jo meilė nuostabi ir jo ramybė kaip gili, paguoda mano liūdesį. Aš pasikliauju Kristumi. Tai Kristus, kūno žmogus, Dievas tapęs kūdikiu, tai Dievo meilės dovana, paniekinta mūsų atstumta. Jis mirė kryžiaus mirtimi ir mus atpirko savimi. Žmonių kaltė ant jo pečių, per mirtį jo aš gyvenu.
dabar tikrai aš jo esu, atpirktas brangiausiu jo krauju. Aš nebijau daugiau mirties, Kristaus galia many klestės, likimą jam atidaviau iki paskutinio atodūsio. Nei pragarai, nei joks žmogus neišplėš manęs iš jo delnų, kol jis sugrįž ir kvies namo. Aš pasikliausiu viešpačiu. Nei pragarai, nei joks žmogus neišplėš manęs iš jo delnų, kol jis sugrįž ir kvies namo. Aš pasikliausiu viešpačiu. Aš pasikliausiu viešpačiu. XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Šį nuostabų naujametinį vakarą grįžtame į radio stoties XFM studiją ir šiandieną kalbamės su Nerijumi. Nerijau, gyvenimas Kristuje yra nuostabus, o dar jisai nuostabesnis yra dėl to, kad šventoji dvasia veikia mūsų gyvenimuose. Ir jinai veikia įvairiomis dovanomis. Viešpats tau suteikia tą žodžio rimavimo dovaną ir tiem žmonėms, kurie galbūt nežino Evangelijos, kurie gal net netyčia dabar įsijungia radio stotį, ar galėtum eiliuotai papasakoti pačią pagrindinę Evangelijos žinią? O, visai ramiai. Gali tai pasakyti visiems. Galbūt kažkam tai atver širdį, kažkas susimastys, kažkas pradės ieškoti Jėzus, kažkas pradės ieškoti kelio pas jį. Eilėraštis vadinasi Tu atidavei save. Jėzau, tu atidavei visą save. Tu atidavei tai, ką turėjai. Viską vykdėjai su tėvų žinia. Net ir nuteistas mirti tylėjai. Gyvenu dėka tavo aukos. Ta kančia ir krauju apvalytas. Tavo meilės man nieks neatstos. Lyg tvirtovė jaučiuos atstatytas. Tu sakei, kad esi šventykla, kad sugriautą ją vėl atstatysi. Netikėjo apspangus tauta. Nesuprato, kaip tai padarysi. Tik tai užsklandai plyšus pusiau, kada žemė dangus sudundėjo, fariziejai išlakstė kas savo, kas tik gyvas iš baimės drebėjo. Daug kas klausė, kas vyksta, kas bus. Ta akimirką daug įtikėjo, nesuprato, tu Dievo sūnus, kad jie prikalė sūnų kūrėjų. Verkė akys, širdis Nikodemo, dangų debesys dengė juodi. Jis tikėjo, kad tu siųstas Dievo ir kad tu atpirkėjas esi. Ir paprašė jis tavojo kūno, kad palaidoti leistų uoloj. Jis turėjo drąsos ir gerumo, fariziejum nors buvo tautoj. Tavo kūną paguldė draubulin, mira kvepiančiam sodo kape. Tamsa tirpdė mažytiem žvakutim, širdyse gailestinga rauda. Bet praėjo neramios 3 dienos, verkė širdys tavų mokinių, skendo viskas, tamsoj mėnesienos, pasirodė vėl gyvas tarp jų. Tu pripildė visus šventos dvasios, jie kalbėjo, giedojo kalbom, virš galvų mokinių kilo liepsnos, Dievo šlovė sudėtom maldom. Kaip tada, taip šiandieną, tu gyvas. Aš žinau, aš tikiu, tu esi. Mano viešpas gailestingas ir tyras, tu širdyje manoj gyveni. Ačiū viešpatie, ačiū už auką,
už tą auką baisiausios skausmos, kad nuplovai pagydė žaizduotą, kaip tavęs tavo vardu šaukiaus. Ačiū Dievui, labai gražus eilėraštis ir visa Evangelijos žinia, jinai yra šiuose eilėse, kad viešpats jisai gimė į šią žemę, atėjo, kentėjo už mus, atidavė savo gyvybę ir 3 dieną prisikėlė iš mirties. Ir dabar jisai gyvena mano ir tavo širdyje. Ir kai jisai gyvena mūsų širdise, mūsų gyvenimai iš tikrųjų yra visiškai kitokie. Nerijau, aš žinau, kad tas džiaugsmas, kurį tau viešpats suteikia, jo negalima nei pasverti, nei išmatuoti, nei suskaičiuoti, jo tikrai, matau, tavo švytinčiam veide yra tiek daug. Ir žinau, kad dirbi tokį darbą, vairuoji sunkvežimį. Taip. Tiesa. Ir, tarkim, važiuojant kelyje, būna, kad pradeda plūsti eilės tiesiog. O, dirbant šitą darbą daug įdomių dalykų vyksta. Pavyzdžiui, yra mano kolegos pasakęs, nesuprantu, sako, kaip tu dirbi, nesuprantu, kaip tau viskas taip pat sekasi, kaip tu pabundi, kaip tu, sako, apskritai gyveni taip. Sakau, visą laiką beveik tą patį. Aš pasitikiu Dievu, iš mane veda. Net buvo kažkada klausimas toks, kaip tu, sako, nubundi tiksliai, kada tau reikia. Sakau, statydama žadintuvą, visą laiką pasimeldžiu, paprašau viešpaties, man reikia tada nubust. Patikėkit, nubundu prieš tai. Tiesiog pasiimu telefoną, kuris dar net nepradėjęs verbėt, nepradėjęs šaukt manęs iš miegų ir išjungiu viską. Tai išjungiu, padėkoju Dievui už ramią naktį, už gerą poilsį, kad nubudau, kad vėl prasidės nauja diena. Tai ypatingi pojūčiai. Aš negaliu to tikrai nei pasverti, nei pasakyti, kokią tai kaina. Tik vieną dalyką, ką aš vis pasakau žmonėm, aš nežinau, kur būčiau šiandien, jeigu ne mano klausa. Vis kažką padarydavau, tai ta, ne taip, bet galvodavau, visą laiką jie yra blogesni už mane. Visą laiką tokios mintys ateidavau, kad tai neblogiausia, tai ką aš darau ir viskas. Bet ačiū Dievui, kad jis atvedė, kad jis leido atrasti jį, kad jis atvedė tuo keliu pas jį, kad viską parodė, ką turėjau sužinoti. Ir aš vis kasdien prašau ne kažko tai ypatingo, aš prašau išminties ir prašau sveikatas, nes tai yra brangiausias dalykas. Žmogus, kol eina nesusimastydamas apie tai, gyvena tokį gyvenimą, kuris tikrai nepasakyčiau, kad patinka Dievui. Nesusimastu, kad vieną dieną viskas gali sugriūti, vieną dieną nieko neteksi, ką turėjai. Apie tai reikia susimastyti. Visų pirma, pirmoje vietoje turi būti Dievas ir Dievų meilė. Kada jį myli, kada jam atiduodi visą save, įsileidai į savo širdį, viskas keičiasi. Mano gyvenime, kaip po krikščionio gyvenime, viskas labai stipriai pasikeitė po krikšto. 2 metai praėjau po pačio įtikėjimo, kada supratau esmę krikšto, tikrą esmę, ir tada užgimė noras būtent pasikrikštyti. Taip kaip Jonas Krikštytojas krikštino, kaip ir Jėzų pakrikštino. Norėjau to krikšto tikrų dvasioje. Ir kada pasikrikštinau galiu pasakyti, kad prieš krikštą buvo toks atvejis, kad įsinarinau koją. Ir įsivaizduoju, kad buvo vėlyvas ruduo, krikštijausi šaltam vandenį, atrodė, kad vidurvasaryje šitą vandenį įbridau. Ir tokia palaima buvo, kaip išlipau į krantą, bėgiauju po pievą, jokių skausmo nėra. Tai va tokie pojūčiai buvo. Viešpats iš tikrųjų vertina mūsų pasišventimą, apsisprendimą pasišvęsti jam, ir vandens krikštas yra tikrai ypatingas tuo, kad tai yra Jėzaus įsakymas mums. Sako, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visiems žmonėms. Ir tie, kurie įtikės, tai yra dalykas numeris 1, ir dalykas numeris 2, kurie pasikrikštys, jie bus išgelbėti. O tuomet juos lydės gausybė ženklų, stebuklų ir vyks visi dalykai, kas vyko apaštalų darbuose. Ir tai yra mums pažadėta. Ir aš net nebejoju, Nerijau, kad Dievo šlovė, jinai yra su tavimi ir kad viešpats jisai lydi, saugo tave kiekvieną dieną. Ir man
pats didžiausias Dievo stebuklas yra tai, kad mes šiandieną čia sėdime drauge vienoje studijoje ir iš tikrųjų mes čia nesame dviese. Viešpats yra drauge. Galbūt jam nėra pastatytas atskiras mikrofonas, bet jisai turi galimybę kalbėti tavo lūpomis, jisai turi galimybę kalbėti mano lūpomis, jis turi galimybę veikti mūsų gyvenimuose, nes vieną dieną mes jam pasakėme taip. Jėzau, mes norime, kad tu ateitum į mūsų gyvenimą. Mes norime tau pašvęsti savo visą likusį gyvenimą ir tarnauti tau. Ir jeigu tu šiandieną mastai apie tuos dalykus, kurie turi išliekamąją, amžiną vertę ir suvoki, jog dar nepadarei vieno žingsnio, jog nepašventei savo gyvenimo viešpačiui. Supranti, kad tas tavo senas gyvenimas dar nėra paskandintas. Apmąstyk, skaityk Biblijos eilutes, kurios kalba apie vandens krikštą, kurios kalba apie tuos dalykus, kuriais gyveno pirmieji mokiniai. Ir ženk tą tikrą žingsnį į mokinystę. Tuomet nauji metai iš tikrųjų bus visiškai kitokie, daug prasmingesni ir viešpats bus visuomet arti. Pasiklausykime dar vienos giesmės, po kurios grįšime į radijo stoties XFM studiją. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukia. 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 Noriu kasdien tave šlovint, tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais. Viešpats didingas ir garbės vertas, niekas neperpras jo malonės. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukia. 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 Viešpats švelnus, gailestingas, didžiai maloningas, rūstaut negreitas. Viešpats visiems yra geras, savo visiems kūriniams gailestingas. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukia. Dievas arti kiekvienam, kas jo šaukia.
Radio laida Iš mirties į gyvenimą. Iš tikrųjų viešpats yra gyvas. Jis yra gyvas mūsų širdise, kuomet mes tikime juo. Ši naujametinė laida jau priartėjo prie pabaigos. Bet visa amžinybė dar mums yra prieš akis. Nerijau, aš norėčiau, kad tu kažką palinkėtum mūsų klausytojams, kažką palinkėtum jiems ateinantiems metams. Tiesiog iš savo širdies. Palinkėjimas būtų iš mano širdies ir iš mano išgyventų dalykų. Nelaukit nieko. Nelaukit nieko, kas ateis iš nežinios. Visa tiesa, visas pražydimas žmogaus ar naujas gyvenimas prasideda tik tai per Jėzų Kristų. Nes šventam rašte net parašyta, kad Jėzus Kristus tik tai tarpininkas yra tarp tėvo ir mūsų. Jis vienas užtarėjas mūsų. Patys savo supratimu nieko nepadarysim. Absoliučiai. Aš labai dėkoju viešpačiui, aš labai dėkoju jam už viską. Dėkoju už tuos žmonės, kurie atėjo į mano gyvenimą, kurių dėka labai daug gavau, nes per juos taip pat veikia Dievas. Kada pernai man darė implantaciją kairėje ausiai, atsigulęs ant jau operacinio stalo, pasakiau vieną tokią mintį, kurį įsirėžė ir man, ir turbūt tam visam personalui. Prieš uždedant kaukę, reiškia narkozės, sakau, tegu viešpas Dievas laimina jūsų rankas. Visa nutilo. Ir tada aš užmėgau. Ir aš žinojau, buvau garantuotas, kad viskas pavyko puikiausiai. Ir štai aš dabar girdžiu. Jeigu kas nors turit kokią kitą problemą, žinokit, kad viešpats jūs myli, kad viską sutvarkys. Aš esu įsitikinęs, aš esu visa savo esybė tikras, kad praeis kažkiek laiko, būsiu sveikas aš. Atsistatys klausa, atsistatys viskas, kas yra ne taip, nes mūsų Dievas sukūrė tobulus kūrinius, be jokių ligų, be jokių skausmų, be nieko. Mes tik savo gyvenimu viskas susigriaunam, kas yra tobula, kas yra sukurta kūrėjo, kuris nedaro klaidų. Mes esame mažytės dalelės visatoje. Ir nuo kiekvienos priklauso viskas. Dievas su meilė mūsų kūrė ir mes esam atsiųsti į žemę kurti gėrį ir meilę. Mes esam jos skleidėjai, mes turim negriauti, bet statyti. Esu nekartą sakęs, kad ten, kur nėra meilės, vyksta naikinimas. Tad mylėkime vieni kitus. Mylėkime ir puoselėkime Dievo žodį. Mylėkime tą kūrėjo visatą supančią mus. Viskas, kas yra aplink, ką mes matome, ką mes apčiuopiame, viskas yra padaryta jo. Aš labai noriu padėkoti visam kolektyvui, gydytojų kolektyvui, kuris rūpinosi manimi, kuris padarė tą žingsnį dėl implantacijos, teisingą žingsnį. Ir dėkoju visiems kitiems, kurie į mano gyvenimą atėjo, padėjo vėl girdėti. Labai noriu paprašyti visų, nenuleiskit rankų. Jeigu tik kas nors nesiseka, šaukitės Dievo. Nes kitos išeities nėra. Niekas kitas nepadės kaip jisai. Tik tai jisai į mūsų gyvenimą atneš tą pilnatvę ir ramybę. Atneš tos pojūčius, kokių jūs nepajautėt niekada. Jo meilė begalinė. Iš tiesų, Dievo meilė yra begalinė. Ir pabaigai, Nerijau, aš norėčiau paprašyti, kad tu dar palaimintum mus vienu iš savo sukurtų eilėraščių. Labai mielai. Eilėraštis vadintųsi 3 žodžiai. Užrašiau 3 žodžius iš širdies. Jais tikiu, kad ir kas benutiktų. Jie man teikia stiprybės, vilties, kad aš jaustis galėčiau laimingu. Tie 3 žodžiai tave aš myliu. Noriu kelti akis aš į dangų, kad pašlovinčiau tėvą visų. Kad šalia jis, kad myli, kad saugo. Mano viešpats tai gėrio versmė. Mano viešpats tai meilė, paguoda. Ir te skamba gražiausia giesmė. Padėkokim už viską, kas duota. Žodžiai, tave aš myliu. Parašyti širdien pas kiekvieną. Dievo meilė tauriausia visų. Su mumis jie ir naktį, ir dieną. Aš tikiu, aš žinau, Jėzus gyvas. Aš žinau, kad jo žodžiai tikri. Jėzaus meilė, šaltinis toks tyras. Pasilikim jo meiliai visi. Ačiū tau, Nerijau, labai. Prašau. Ir iš tikrųjų linkiu, kad tu ir tavo šeima
visuomet pasiliktumėte Dievo meilėje ir tą meilę dalintumėte visiems, kurie yra aplinkui. Taip, aš labai džiaugiuosi už visus tuos potyrius, už visus atradimus gyvenime. Džiaugiuosi, kad mano šeima visa krikščioniška, kad mes šlovinam Dievą, skaitom šventą raštą, viskas tik į gerą. Aš labai dėkuoju už viską, labai dėkuoju. Kaip sakome, net už kiekvieną širdies dūžį, kad ryte nubudau, kad vakarė užmigau, esu saugojamas ir globojamas. Ir tai labai jaučiu stipriai. Žmonės, brangieji, praregėkite, ateikite pas Dievą. Jis geras, jis kiekvieną priglaus, kiekvieną išklausys, ką jūs norėsite jam pasakyti. Net su džiaugsmu ar skausmu ašarom, vis tiek ateikit pas jį. Jis vienintelis mūsų guodėjas, užtarėjas, tik per jį viskas. Šlovė jam per amžius. Amen. Na, o jums, brangus klausytojai, ateinančių naujųjų metų proga, norim palinkėti iš tikrųjų būti Jėzaus mokiniais. Būkite mokiniais kūrėjo, kuris į šią žemę atėjo. Vaikščiokite jo tikėjimo pėdomis ir darykite tuos darbus, kuriuos jis pašaukė jūs daryti. Ačiū jums labai, kad esate su radio laida Iš mirties į gyvenimą, kad klausotės mūsų laidų, kad parašote atsiliepimus, paskambinate. Ir iš tikrųjų, jeigu turite kažkokių minčių, idėjų, visuomet jūsų pasiūlymai yra laukiami. Mūsų elektroninis paštas yra gyvenimas@xfm.lt, telefonas 8636 85502. Rašykite, skambinkite, dalinkitės tomis idėjomis, savo išgyvenimais, savo liudijimais, nes tik tai taip mes galime kurti naujas laidas, sužinoti apie naujas istorijas ir jomis pasidalinti su visais žmonėmis, kuriem šiandien reikia tai išgirsti. Na, o šį nuostabų naujametinį vakarą aš atsisveikinu su jumis visais ir iš tiesų dėkoju, kad buvote šiuos metus su mumis, kad meldėtės už mūsų komandą, kad prisidėjote prie laidų kūrimo finansiškai. Ačiū jums labai, tai yra be galo brangu ir mes tai labai labai vertiname. Būkite su mumis ir kitais metais ir palaikykite mus savo maldomis, nes aš suprantu, kad tai yra pats svarbiausias dalykas. Kuomet darai kažkokį dvasinį veiksmą, yra labai svarbus dvasinis palaikymas. Todėl aš nuoširdžiai dėkoju, kad jūs buvote, kad esate ir kad būsite. Ir laiminu jūs Jėzaus Kristaus vardu. Susitiksime jau kitais metais. Mūsų laidos kaip įprasta, ketvirtadieniais 18 val. Na, o laidų kartojimai sekmadieniais 17 val. Taipogi naktimis pirmadienį 1 val. Nakties, antradienį 2 val. Nakties, o trečiadienį 3 val. Nakties. Būkite, dalinkitės tomis laidomis bei jų archyvais, kurie yra internete, xfm.lt bei dievovaikai.lt interneto puslapiuose bei YouTube kanale Iš mirties į gyvenimą. Dalinkitės tais liudijimais, kurie teikia gyvybę, su savo net gimusiais draugais, su tais, kurie šiandieną yra neviltyje, galbūt kurie masto apie savižudybę, kurie yra įklimpę į alkoholizmo liūną. Dalinkitės tais liudijimais ir aš net nebejoju, kad jūs matysite gerus vaisius. Ačiū jums visiems, brangieji, kad esate ir atsisveikinu su jumis iki kitos laidos. Būkite palaiminti. Sudie.